Meditacijos metu nevairuok automobilio ar sunkiųjų mechanizmų ir nedirbk jokių darbų reikalaujančių susikaupimo. Pasistenk patalpoje būti vienas. Šios meditacijos metu vyraujančios energijos susideda tik iš 100 dalių dieviškosios, visiškosios meilės ir šviesos. Ši energija mus globos ir saugos visos šios meditacijos metu. Šios meditacijos metu pasitelksime mums visiems gamtos gebėjimą įsivaizduoti. Jei gebi matyti vaizdinius, naudokis šiuo instrumentu. Meditacijos metu girdėsi mano balsą, vadovaukis sakomu tekstu. Įsitaisyk patogiai, gali gulėti arba sėdėti, bet jei meditacijos metu dažniausiai užmiegi, tuomet geriau sėdėk. Kojas atremk į grindis, jei sėdi, atrišk batus arba nusiauk. Rankas lengvai laikyk ant kelių arba prie šonų, jei guli. Nekryžiuok nei rankų, nei kojų, išskyrus jei sėdi lotosu. Užsimerk ir pradėk stebėti savo kvėpavimą. Kvėpuok giliai, ramiai, tolygiai. Iškvėpdamas atsipalaiduok. Paleisk ir išlaisvink visą įtampą, fizinę ir protinę. Leisk kvėpavimui išplauti vidinę erdvę, išlaisvinti visas įtampas. Tarsi atsekti jas ir paleisti kaip helio pripildytus balionus. Giliai kvėpk iš žemės ir iškvėpk atgal į žemę. Kvėpuok giliai, laisvai, atpalaiduojančiai. Paleisk įtampą kūne, ypač pilvo srityje, kakle, ant veido. Gali iškvėpti šiek tiek pravėręs burną. Tai padės greičiau atsipalaiduoti ir atpalaiduoti žandikaulius, nes ten būna daugiausiai įtampos. Šios meditacijos tikslas yra susijungimas su aukštesniuoju aš arba aukštesniąja savastimi ir pažintis su kitais aukštesnio lygio daugiamačiais aspektais. Meditacijos metu tau bus perduodami energijos rautai, todėl labai svarbu kiek įmanoma labiau atsipalaiduoti. Šios meditacijos metu galbūt pamatysi vaizdinius, tiesiog būk tam pasiruošęs. Tačiau jei vaizdinių nematysi, tada priimk šią sakomą tekstą kaip istoriją arba kaip iliustraciją, kurią tau eigoje pateiks pasąmonė. Tiesiog leisk energijai tekėti. Ir ji atliks savo darbą, nepaisant to, ar matai vaizdinius ar ne. Dabar pajusk savo kūną. Pajusk kiekvieną kūno ląstelę. Suvok save kaip vientisą energijos sistemą. Įkvėpk ir iškvėpk. Ir leisk energijos bangai nusiristi per kūną. Nuo viršugalvio, per nugarą, iki pat kulnų. Įvardink mintyse savo ketinimą, savo norą, intenciją, kad su kiekvienu įkvėpimu į tave liejasi šviesos energijų, o iškvėpdamas paleidi visą įtampą, stresą. Įkvėpi šviesos energiją ir iškvėpi įtampos blokus ir atsipalaiduoji. Šios meditacijos metu tu kontroliuoji viską, kas su tavim vyksta. Gali priimti arba atmesti girdimą informaciją. Naudok viską, kas vyksta, tik savo labui. Po meditacijos tu prisiminsi visą šią patirtį, nepaisant to, kad jos metu pasinersi į tetą vibracijų būseną, tačiau būsi aktyvus ir sąmoningas. Dabar atkreip dėmesį į savo sąmonę, stebėk viską, kas vyksta kūne. Ir pasistenk įsivaizduoti, pasitelk vaizduotę. Įsivaizduok, kad esi ant laiptų, vedančių žemyn į tunelį. Ir pradėk lėtai leistis šiais laiptais. Kvėpuok ramiai ir tolygiai. Jei tamsu, nesigąsdink, atsipalaiduok ir stebėk, kad su kiekvienu žingsniu vis labiau ir labiau lėtėji. Tavo protas nurimsta ir tu vis labiau pasineri į šią meditacinę būseną.
Tu jau prieėjai tunelį ir atsidūrei jame. Ir pradedi juo eiti. Priekyje matai šviesos šaltinį ir tu judi šio šaltinio link. Tavo žingsniai aidi tavo ausyse. Tu esi pasitikintis ir ramus. Ir prieini vietą, kur iš lubų į šią erdvę liejasi perlamutrinė, rami šviesa. Tarsi lietus. Ir tu žengi dar vieną žingsnį. Ir jau stovi po šios šviesos lietumi. Ir šios šviesos palaimingos vibracijos įsiskverbia ir nuvilnyja per tavo kūną. Dabar žengi kitą žingsnį ir išeini iš po šios šviesos spindulio ir netikėtai atsiduri gražiame gamtos kampelyje. Ir žengi dar keli žingsnius į priekį. Duok laiko savo apsidairyti. Tai tokia nuostabi vieta, kurioje esi tik tu ir gamta. Vieta, kur gali visiškai atsipalaiduoti, paleisti bet kokią įtampą. Tai yra tarsi kokia šventa vieta ir tu gali ją pamatyti arba įsivaizduoti ir ji yra tik tavo. Gal tu pajutai vėjo dvelksmą, o gal ten yra vandens šaltinis. Gali nueiti prie jo, įbristi arba suvilgyti rankas ar kojas. Įkvėpk šios vietos aromato. Klausykis garsų ir leisk šios vietos magijai tave visiškai atpalaiduoti. Dabar apsidairęs pamatysi, kad viename iš šios nuostabios gamtos kampelių yra aukšta šviesi būtybė arba tiesiog šviesos stulpas. Paprašyk savo pasąmonės parodyti tau šią būtybę. Tai yra tavo aukštesnioji savastis, tavo aukštesnysis aš. Jei tai šviesos stulpas, jis gali būti bet kokios spalvos ar atspalvio, bet paprastai ši šviesos būtybė dėvi ilgus drabužius su gobtuvu. Vaizdas paprastai būna minkštas, neryškus, tarsi sapne. Pajusk šios būtybės energiją. Ši energija yra tau pati artimiausia, mylinti, žinanti apie tave absoliučiai viską, apie visą tavo praeitį, apie visas būsimos ateities perspektyvas, vedanti ir lydinti tave per gyvenimą. Tai yra aukščiausias tavo aspektas. Prieik prie šios būtybės. Gali ją apkabinti, gali įsisupti į jos apdarus ir, nepaisant to, kad tavo aukštesniojo aš figūra yra daug aukštesnė už tave, pabandyk užmegzti su ja akių kontaktą. Pažvelk į šios būtybės akis, įvertink jų gylį ir meilę, kuri liejasi į tave. Tavoji savastis žino tavo ketinimą šiandienos meditacijai. Žino, kad nori užmegzti su ja glaudesnį ryšį. Pajusti visą savo daugiamatiškumą, pažinti ir ištirti visus jo lygmenis. Ir ji kviečia tave į kelionę. Ir kažkur šiame nuostabiame gamtos kampelyje, kur dabar esi, tu pamatai erdvėlaivį. Tokios formos, kuri tau iškyla vaizduotėje. Ir ten yra įėjimas, laiptai, ten atidarytas liukas. Ir tavoji savastis kviečia tave leistis į kelionę. Ir jūs kartu priartėjate prie šio laivo, įeinate į vidų ir ten yra tik viena keleivio vieta ir ji skirta tik tau. Tu įsitaisai patogiai, prisisegi diržus, tavoji savastis užima vietą prie valdymo pulto, ji valdys jūsų laivą visos kelionės metu. Liukas užsidaro ir tu pajunti,
kaip jūs pradedate kilti. Pro iliuminatoriaus langą matai šią proskyną arba vietą, kurioje buvai. Pamažu ji tampa gražia sala. Jūs kylate vis aukščiau į Žemės atmosferą ir pakylate virš mūsų gražiosios planetos, kuri šio įsikūnijimo metu yra tavo materialaus kūno namai. Ir erdvėlaivis kurį laiką tarsi sustoja ir tu pajunti, kaip pro lubas prasiskverbia aukštų vibracijų šviesos energijos spindulys, kuri įeina per visą tavo kūną. Ir tavo kūnas tampa skaidrus, permatomas, užpildytas energijos srautais. Mintise pažvelk į savo rankas ir kojas. Ir tu pamatai, kad tiesiog dabar susidedi iš energetinių struktūrų. Ir tokiu būdu tiesiog pereini į taip vadinamąjį meditacinį šviesos kūną. Šis kūnas turi supergalių palyginti su tavo fiziniu kūnu. Per jį tu gali bendrauti telepatiškai, bendrauti absoliučiai visomis kalbomis, pereiti kiaurai per didelius objektus, gali keliauti laiku, taip pat turi stebuklingo išgijimo galimybę, lyginant su žemiškuoju išgijimu. Nes čia tu esi savo dvasinėme savęs aspekte. Ir jei anksčiau meditacijose nematydavai per savo fizinį kūną, šiame meditacinėme šviesos kūne, šiame dvasinėme savęs aspekte pamatysi, pajusi ir suprasi absoliučiai viską. Jūsų skrydis tęsiasi. Erdvėlaivis praskrenda įvairias galaktikas ir tu su nuostaba pamatai, kad šviesa už iliuminatoriaus tampa lengvesnė, ryškesnė ir jūs patenkate į šviesą perlamutrinę pieniškų atspalvių erdvę. Ir tu pamatai nuostabų žėrintį kristalą pastato formos, aplink daug šviesos. Gali matyti žalias erdves aplink, gal netgi fontanus, gėlynus. Viskas labai vaizdinga. Ir ten yra vieta nusileidimui. Ir dabar tu suvoki, kad šis pastatas simbolizuoja visą tavo daugiamatę būtybę, visus tavo dvasinės esmės lygmenis, be jokių svetimų energijų priemaišų. Tai yra tavoji daugiamatė esmė, į kurią kartu su savaja savastimi, savo aukštesniuoju aš, dabar leisiesi ir tyrinėsi. Erdvėlaivis nusileidžia, jūs išeinate kartu ir tarsi įeinate į pirmąjį šio krištolinio pastato aukštą. Viskas pripildyta šviesos. Pirmasis aukštas, kurį tyrinėji, simbolizuoja tavo fizinį pasaulį. Jame tavo fizinis kūnas yra tobulas. Pirmiausia, pajunti ir pamatai energijos rautus, matai visus jame vykstančius procesus. Ir šios erdvės viduryje matai savo fizinio kūno etaloninės būklės šabloną, spindinti sveikata, kupina energijos, kupina resursų, viskas susiderinę. Pajusk dabar, kad šis kūnas spinduliuoja norą tarnauti tau šiame įsikūnijime ir padėti įgyvendinti visas tavo sielos užduotis. Dabar gali susilieti, susiderinti su šiuo savo fizinio kūno šablonu. Gali net įeiti į jį, apsimauti ant viso kūno kaip kombinezoną. Prisisotink, prisigerk visų kūnų šių fizinės sveikatos energijų. Prisisotink šio pojūčio, kad aš galiu viską, turiu jėgų viskam. Ir pabūk šioje būsenoje kurį laiką. Padėkok dabar šiam savo idealiam šablonui už tai, kad jis nuolatos stengiasi
visus tavo kūno procesus palaikyti resursinėje būsenoje, kad jis daro absoliučiai viską, kad tu kuo ilgiau išliktum fiziškai sveikas. Ir dabar jis tau rodo, kad kiekviena ląstelė, kiekvienas organas, kad kiekviena tavo fizinio kūno kertelė prisipildė besąlyginės meilės. Nebėra destruktyvių programų, kad ir ką bedarytum su savo fiziniu kūnu, jis nuolatos stengiasi grįžti į šį idealų šabloną. Ir dabar iš visos širdies nusiųsk šiam kūnui dėkingumą ir meilę ir vėl prisisotink abipusės meilės, kurią jis siunčia tau. Įkvėpk ir iškvėpk. Ir su iškvėpimu tu vėl kyli aukštyn į kitą lygmenį, kyli kartu su savąja savastimi. Pajusk, kaip pasikeitė energija, lyg būtum perėjęs į kitą aukštą. Ir dabar patenki į emocijų pasaulį. Tai yra tavo sąmonės, emocinis lygmuo, kitas tavo daugiamatiškumo, tavo aukštesniojo aš lygmuo. Ir dabar vaizdas aplink pasikeičia, ir tavo pojūčiai pasikeičia. Pasistenk išvelgti arba pajusti virpančias gyvas džiaugsmo emocijas, gyvus jausmus. Čia nėra taip vadinamų neigiamų emocijų. Tu esi savo tobulame emocinėme šablone, tokiame, koks gali būti, kuomet esi be jokių blokų ir neigiamų emocijų. Pasinerk į šio lygmens pilnatvę. Paprašyk savosios savasties parodyti tau tavo idealaus emocinio kūno šabloną. Pamatai arba įsivaizduoji mirgančias aukštų vibracijų energijas. Pajunti daugybę nuostabių visą apamančių emocijų. Ir jauti, kaip šios emocijos pasklinda visame tavo kūne. Ir tu pajunti, o gal ir pamatai, kad daugiausia šiame idealiame emocinio kūno šablone vyrauja meilės jausmas. Viešpatauja meilė. Dabar parodyk, išreikšk meilę sau. Pajusk, kaip šios bangos tarsi mandalos sklinda visame kūne. Taip pat ir užuojautos, empatijos jausmai ir džiaugsmo jausmas. Ir šie jausmai nukreipti į viską, kas yra aplinkui. Toks nuostabus plėtros jausmas, kuris iš tavęs keliauja į visą visatą. Tu gali šią emociją susijęti absoliučiai su viskuo visoje visatoje. Susiliek dabar su visiškai sveiku savo emociniu kūnu. Sugerk šias energijas. Ir paprašyk, kad šios energijos prasiskverbtų kuo giliau į tavo žemiškąjį emocijų kūną. Ir jie yra kažkas, ką galima išgydyti, ištirpinti per šį susiliejimą su idealiu emociniu šablonu. Tegul šis išgijimas įvyksta dabar. Net jei yra kažkokios užslėptos emocijos, kažkokie šablonai, modeliai, kažkokios sankaupos ar randai, tegul dabar vien tik tavo noro ir ketinimo pagrindu, vien tik šios erdvės magijos dėka, kartu su savo aukštesniuoju aš, tai įvyksta šis emocinis išgijimas. Padėkok savo emociniam kūnui už tai, kad jis vis dar gali atlaikyti smūgius, nepaisant to, kad tu jį smūgiuoji toksiškom reakcijom, ir pajusk mainais atgalinę meilę iš šio savo daugiamačio aspekto. Dabar ir vėl pradedi kilti ir kyli dar aukščiau, judi tarp pastato aukštų. Ir kartu su savaja savastimi atsiduri kitoje erdvėje, kuri yra tavo mentalinis daugiamatės sąmonės lygmuo. Tai yra minčių ir mąstymo kūnas, ir aplink tave pradeda ryškėti etaloniniai tavo mąstymo šablonai, tavo mintys, įsitikinimai, įtikėjimai, nuostatos, bet tik viskas yra švaru, išvalyta.
Čia yra tik grynas standartas, toks, kaip viskas turėtų veikti, kad įgyvendintum savo žemiškuosius planus. Ir šioje standartinėje idealioje būsenoje tu esi galinga, pasitikinti savimi, sėkminga būtybė, kuri žino, kaip susikurti savo tikslą, žino, kaip sudaryti jo įgyvendinimo planą ir iš anksto planuoti sekančius žingsnius. Paprašyk dabar savosios savasties parodyti tau, kaip atrodo tavo etaloninio mentalinio kūno struktūra. Gali pamatyti gal kažkokį energijos fantomą, šabloną, gal energijos struktūrą. Ir pamatyti, kokia stipri ši struktūra, kai ji yra susijusi su aukščiausiais aspektais. Ten viskas gražu, tarpusavyje susiję ir puikiai sąveikauja. Niekas netrukdo, jokios tavo socialinės programos. Čia nėra neigiamų įsitikinimų ir programų, tik tiesioginis ryšys su aukštesniais aspektais. Ir tu turi galimybę įtraukti tai į savo materialaus gyvenimo planą. Susijunk su savo mentaliniu kūnu ir paprašyk, kad tau įkrautų tai, kas šiuo metu įmanoma, ypač tas naujas energijas, kurios dabar ateina į žemę. Ir jei kas nors galėtų būti iš tavo mentalinių programų išvalyta, ištirpinta arba išgydyta, dėka šio susijungimo, šio ryšio, dėka savo mentalinio kūno suvokimo, tegul tai įvyksta tavo sutikimo, laisvos valios ir ketinimo pasekoje. Dabar gali pajusti, kad atėjo sąmonės aiškumo energija. Suvokimas, kokios galingos tavo smegenys ir aiškus gebėjimas suvokti, kas būtina ar nereikalinga dabartinėse tavo mentalinėse programuose. Ir jokios baimės, kas nereikalinga, ištirpsta. Ir tu gali pamiršti šią būseną, nes tai jau atlikta ir viskas jau yra tavyje. Ir tu visada gali grįžti į šią būseną, kai pasijusi blogai, arba kai jausti, kad tave kažkas veda ne ten. Tai yra resursinė, išteklinė tavo būsena. Dabar gali susijungti su savo grynuoju etaloniniu mentaliniu kūnu. Jis yra susijęs su tavo dvasingumo daugiamatiškumu. Dabar pajusk, kaip iš tavo mentalinio kūno sklinda meilė per visą tavo dvasinę prigimtį. Ir tu jauti jo norą tau tarnauti šiame įsikūnijime, įgyvendinti visus sielos planus. Nėra pasipriešinimo ar kokių nors slaptų programų, kurios slopina tavo gyvenimo plano realizavimą. Padėkok savo mentaliniam kūnui už tą begalinę meilę, kuris, nepaisant visų kliūčių, kurias tu destruktyvių programų pavidalu galbūt į jį krauni, jis atsinaujina ir tarnauja tau kaip tavo sielos vadovas. Tavo skrydis tęsiasi ir tu vėl kyli dar aukščiau. Ir atsiduri erdvėje, kuri yra pilna įvairių energijų, jos nuostabios, sudaro nuostabius piešinius, raštus, energijos rautus. Tai yra tavo eterinis sluoksnis, tavo gyvybinės energijos sluoksnis, aprūpinantis kūną praną, gyvybinę energiją, palaikantis fizinio kūno gyvybę ir leidžiantis jam gyventi. Tavo eterinis kūnas yra čia pat, prieš tave, viskas aplink vibruoja energijomis. Čia gali pajusti gyvenimo pilnatvę. Čia viskas permatoma ir skaidru. Tu viena ranka gali kiaurai perverti delną, kita ranka gali kiaurai perbraukti per visą kūną. Jokios materijos, tarsi būtum įkrautas sveikatos rautais, pilnatvės ir gyvybinės energijos rautais.
Tu gali matyti savo čakras arba energetinius kūno centrus. Gali matyti kanalus arba meridianus, kuriais teka gyvybinė energija. Tu gali matyti 7 pagrindinės čakras ir daug kitų mažesnių energijos centrų. Ir tu matai, kaip jie visi spindi, šviečia, jokių blokų, jokių suspaudimų. Viskas juda, veikia, spindi įvairiomis spalvomis, vibruoja, sąveikauja. Tai tavo gyvybinis resursas. Pažiūrėk, kokios gražios ryškios spalvos. Gali matyti, kaip sukasi čakros, kiek sluoksnių yra kiekvienoje čakroje. Ir kai prisiderini prie bet kurios čakros, gali pajusti, kad ji tarsi turi savo sąmonę, kad tai kažkokia gyva struktūra. Ir kiekviena iš šių čakrų spinduliuoja tau didelę meilę ir palaikymą tau ir tavo sielai šiame įsikūnijame. Kad kiekviena iš jų taip pat siekia atsistatymo, savigydos, jei dėl kokių nors destruktyvių veiksmų arba programų užstrigo ir buvo paveikta. Susijung dabar su šiuo energingu savo gyvybinės energijos šablonu. Pajusk gyvenimo pilnatvę. Ir paprašyk, jei tavo energetinėme kūne, tavo eterinėme kūne yra ką išgydyti, ką galima išgydyti, sutaisyti, ištirpinti, tegul tai įvyksta dabar pat, per šį susijungimą su eteriniu kūnu ir per tavo ketinimą. Padėkok savo eteriniam kūnui, padėkok pačiai gyvenimo energijai, ci energijai, pranos energijai, kundalinė energijai, už tą begalinę tėkmę į tavo kūną, už jos besąlyginę meilę tau. Kelionė tęsiasi ir tu vėl kyli dar aukščiau, dabar patenki į kauzalinį, priežasčių ir pasiekmių ryšių sluoksnį. Tai tavo daugiamatės esaties, priežasties pasiekmės lygmuo. Kiekviena pasiekmė gyvenime turi priežastį ir atvirkščiai. Šis sluoksnis tau gali pasirodyti tarsi užpildytas kristalais. Viskas šviečia, mirguliuoja. O tuo pačiu čia yra išmintis, tavo patirties gylis, tavo istorija. Tai labai individuali, suasmeninta erdvė. Čia gali pamatyti, įsivaizduoti ar pajusti, kiek tavo dvasia jau sukaupė per visą tą laiką, kai pradėjo savo istoriją, kai atsiskyrė nuo absoliučios energijos, kaip individualios energijos spindulėlis, kaip siela. Ir tu jauti didžiulę plėtrą, tu kupinas meilės. Tai ypatinga, visa apimanti patirtis. Gal matai kažkokius projektus, gal konkrečius vaizdinius. Viskas labai suasmeninta, individualu. O gal tiesiog jauti savo širdies gelmę, kai viską apvalo meilė. Kokia tai neįkainojama patirtis. Ji neįkainojama ir kūrėjui, nes tu per save renki šią patirtį jam. Kūrėjas pažįsta šią patirtį per tave. Ir tavo gyvenimo istorijoje, kuomet ji yra pripildyta kūrėjo ir tavo mokytojų, niekada nėra nieko gėdingo, nėra nieko nereikalingo ar atsitiktinio, nėra klaidų, nesėkmių. Ten nėra jokių sampratų tokių kaip paslydai, padarei klaidą arba koks šaunuolis sėkmingai įvykdė užduotį ir panašių. Visa tavo istorija yra tiesiog neįkainojama patirtis tau ir kūrėjui. Ir dabar tu gali išvysti, kaip aukštos būtybės, tarsi spalvingi kontūrai, tarsi šviesos būtybės, įžengia į šią šventą vietą. Tai Akašos kronikų sergėtojai ir būtybės, kurios vykdo priežasties ir pasekmės dėsnius. Ir dabar jie perteikia tau tavo ryšį su visa kūrinyje, visomis visatomis.
Tavo patirtis nėra individuali. Į per ryšių su šiom būtybėm specialiais kanalais gali būti platinama visose kūrinijos struktūrose, lygiai kaip ir tu gali pasinaudoti šią kitų patirtimi. O dabar paprašyk, kad tau parodytų, ką tau reiškia karma. Ir šios erdvės sergėtojai rodo, kad tai yra tik veiksmų planas šiame įsikūnijime. Čia nėra jokių išankstinių nuostatų su minuso ženklu. Nėra jokios bausmės sampratos, kurią tavo fizinis protas galėtų suprasti kaip bausmę. Tai tik krištoliniai laipteliai tavo kelyje. Padėkok savo už tai, kaip tu pripildai šią erdvę per visą savo dvasios egzistavimą. Pripažink savo stiprybę. Pripažink, kad klaidų nėra. Kad viskas, ką būdamas materialiame kūne gali laikyti klaidomis, čia vertinama kaip nepaprasta brangenybė, energetinė patirties brangenybė. Padėkok šiai erdvei ir jos sergėtojams ir tęsk kelionę. Kilk į kitą lygmenį. Giliai įkvėpk ir iškvėpk. Ir štai tu pasiekiai savo daugiamatės esaties dvasinį lygmenį. Tai yra 7 lygmuo, tai yra tavo sielos lygmuo. Ir dabar gali pajusti savo sielos namų energijas, atpalaiduojančias, apgaubiančias energijas, tarsi jos apgaubtų visą šią erdvę. Greičiausiai tu jau regi kitokį vaizdinį ir kitas spalvas. Ir dabar apsireiškia tau giminingos sielos, gali iškart pajusti jų simpatiją, emociją, meilę, palaikymą, paramą, daug linksmumo ir juoko. Visur, kur be pažvelgtum, yra angeliškų būtybių. Čia daug šviesos energijų, daug džiaugsmo energijų, vyrauja lengvumas. Tu jautiesi tarsi natūrali šios erdvės dalis. Tai vieta, kur tu praleidi daugiausia laiko, galima sakyti, tarp įsikūnijimų. Tu jauti beribę meilę šiai erdvei ir jos gyventojams. Ir jauti, kad ir ši erdvė ir jos gyventojai tau siunčia savo beribę meilę. Įeik į šią erdvę. Stok į ratą, susivienik su savo šeima. Jis sveikina tave taip, lyg būtum grįžęs namo po labai ilgos kelionės. Ir tu jauti jų nuolatinę paramą, arba matai, kad jie žino kiekvieną tavo žemiškojo gyvenimo žingsnį. Galbūt jie yra ir tavo dvasinės šeimos mokytojai, ir tavo asmeniniai mokytojai. Prisipildyk šių gražių aukštų vibracijų ir perduok jiems savo gražias aukštas vibracijas. Šios gražios aukštos vibracijos pagal nutylėjimą yra tavo. Tai yra tavo pagrindinės vibracijos. Tai, ką tu jau dabar jauti, yra iš tikrųjų. Ir dabar tu, kartu su savo dvasiniais šeimos nariais, ne tik su savo aukštesniuoju aš, pradedi vėl kilti aukščiau ir dar aukščiau. Ir jūs visi atsidurite kitame sluoksnyje. Pabandyk pajusti šią erdvę. Tu supranti, kad patekai į kažkokios didžiulės būtybės erdvę. Tarsi atsidūrė jo viduje. Tai yra energetinė dvasia. Tai yra aukščiausios sielos, super sielos erdvė. Į šią super sielą įeina ir tavosios individualios sielos dalis ir dalis tavosios dvasinės šeimos. Šiame lygmenyje labiau jauti širdimi, nei matai vaizdinius. Ir dabar tu susijungi su šia energija. Tu matai savo individualų vaizdinį arba jauti savo labai lengvas individualias energijas. Ir supranti, kad graži šios būtybės esmė tau puikiai pažįstama. Susijungdamas su šia energija supranti, kad esi šios būtybės dalis.
Ir tai suvokęs pajunti didžiulę palaimą ir didžiulę plėtrą. Tu jauti savo galią, jauti kūrėjo energijas, jautiesi vieningas su viskuo, jautiesi beribis. Atidžiau apsidairyk aplinkui. Tu esi šios šviesios erdvės dalis. Ir šioje šviesos energijoje pradedi matyti angelo atvaizdą. Paprašyk jo parodyti tau tavo dvasinių mokytojų energijas. Pamatyk jas. Arba pajusk jas. Tu tarnauji šiai erdvei. Tu su ja gali bet kada susisiekti. Viskas, ką darai žemiškajame gyvenime įgydamas patirties, taip pat atsispindi šioje erdvėje. Čia taip pat yra ir tavo patirtis, ir tavo energijos, nors ir esi šiuo metu žemėje. Ir šios energijos bei patirtis gali būti pašauktos ir panaudotos šioje erdvėje, reikiamų momentų ir laiku. Pabūk dar šiek tiek šiose energijose. Prisisotink jų. Įsimink jas. Dabar tu persikeli į dar aukštesnį lygmenį. Jauti begalinę meilę, kuri tave užvaldo, nes tu tapai visa visata. Tu nebejauti savo kūno, nebejauti savo organų, tu net nebejauti savo proto. Jauti tik begalinę plėtrą, jauti tik savo sąmonę. Ir ši erdvė taip pat yra tavo. Tai taip pat yra vienas iš tavo aukštesniojo aš daugiamačių lygmenų. Tu esi visatos dalis. Tu jauti galaktiką savyje. Ir šiame momente tu susilieji su monada. Ir kartu šiame susijungime pakyli dar aukščiau. Dabar jau savo sąmonės pagalba. Nes šiame krištolinėme pastate nebėra daugiau aukštų. Ir patenki į savo aukščiausiojo kūno vibracijas. Tai yra dievų pasaulis. Jame visi yra kūrėjai, kurie kuria galaktikas, vykdo visatos dėsnius. Ir dabar tu jauti, kad ir tu esi pati visata. Tu čia priklausai. Tu esi su ja vienis. Ir tu bet kada gali prisijungti prie šios erdvės, bet kuriuo metu gali leistis į bet kurį lygmenį. Į šią erdvę čia visada gali pakelti bet kurį savo kūną. Tu gali susijungti su dievų ir kūrėjų energijomis, nes tu esi vienas iš jų. Dabar kyli dar aukščiau į savo individualaus dieviškojo aš erdvę. Ir tu jau beveik susiliejai su absoliuto energijos širdimi, su kūrėjo energija. Tačiau tuo pat metu išlaikai tam tikrą unikalumą, kurį jauti. Tai pirmasis tavo individualaus spindulėlio atsiskyrimo nuo kūrėjo spindulio lygmuo. Tu esi visiškai pripildytas kūrėjo šviesos. Savo energiją tu apriepi visas visatas. Tu suvoki savo unikalumą. Ir iš šio lygmens tu gali pamatyti spindulį, per kurį tu dabar pakilai. Ir per šį spindulį kaip lynų gali nardyti per visas daugiamatės savasties lygmenis, pasinerti į kiekvieną iš jų, keliauti kaip dvasinė savastis, keliauti ir visada grįžti į šį savo dieviškąjį unikalumą, į savo individualią dieviškąją savastį. Tai 11 tankio lygmuo. Ir dabar dar ženk paskutinį žingsnį ir įeik į kūrėjo energiją. Susiliek su absoliutu, su kūrėju, įeik į savo dvasinę esatį. Šiame lygmenyje jau nebėra tavo individualumo. Čia jautiesi esas absoliučiai viskas, kas egzistuoja. Esi absoliuti visa ko egzistencija. Tu esi esatyje. Leisk sau dabar tapti visa ko egzistencija. Visuose tavo daugiamačiuose lygmenyse ir dimensijose,
yra tavo dieviškoji savastis, tavo dieviškasis aš. Šiame lygmenyje visi aukštesnieji aš, visos aukštesniosios savastys susilieja su kūrėju ir tampa kūrėju. Prisisotink šios energijos, pabūk su tikruoju savimi. Pajusk, kas turima omenyje, kai kalbama apie kuriančiąją dievišką būtybę. Kad tuomet yra kalbama būtent apie šį lygmenį, kai tu esi kūrėjas su neribota kūrybinė galia. Ir ši galia niekur nedings, kai grįši iš meditacijos, kai sugrįši į savo tikrovę ir ją suvoksi jau kitaip. O dabar pradėsime kelionę atgal. Jau palengva pradedi justi savo išskirtinumą ir atsiskiri nuo kūrėjo spindulio ir tampi savuoju atskiru spinduliu. Ir šis spindulys esi tu. Ir per šį spindulį vienovėje su kūrėju tyrinėsi tikrovę žemėje ir kursi. Nusileidi dar šiek tiek žemiau ir jau matai visatas, galaktikas, pasaulius. Šiame lygmenyje gali lengvai judėti į bet kur, susisiekti su bet ko, susisieti su bet kuo. Dabar nusileidi į dievų kūrėjų lygmenį, kuomet gali kurti atskiras visatas, kurti naujas galaktikas. Ir tai gali daryti per monadą, kuris susiformuoja žemiau esančiame lygmenyje. Ir dabar jau pereini į monados super sielos lygmenį, kuriame yra sielų grupės. Ir tu jauti savo sielą. Ir vėl patenki ir pereini per sielos namų lygmenį. Ir labai sąmoningai supranti, kad dabar pradedi grįžti į savo žemiškąjį daugiamatiškumą, į savo subtiliuosius kūnus, į žemiškuosius kūnus. Šios kūnus tu vieną po kito vilkiesi tarsi drabužius. Štai tavo kauzalinis kūnas, tai tavo istorijos lygmuo, tavo akašos kronikų lygmuo. Tu ir vėl pamatai, kad tavo karma yra tiesiog planas to, ką ketinai šiame įsikūnijime įgyti kaip kūrėjo patirtį. Grįždamas vėl pereini per eterinį savo gyvybinės energijos kūną. Kūną, kuris palaiko visus organizme vykstančius gyvybės procesus. Toliau leidėsi į mentalinio kūno lygmenį, kurio dėka tu žinai, ką darai ir kurio dėka sąveikauji su kitomis sielomis gyvenančiomis žemėje. Štai tavo emocinis kūnas ir su visa subtiliųjų kūnų visuma tu jau pasiekiai savo fizinį kūną. Ir dabar kartu su savo aukštesniuoju aš, kurį pasąmonės patogumui matei kaip atskirą figūrą, bet iš tikrųjų tai yra tavo aukščiausias aspektas, tu palieki šį krištolinį pastatą ir grįžti į erdvėlaivį. Erdvėlaivis pakyla ir pradeda judėti per šią šviesią erdvę, kur ką tik buvai. Ir po truputį matai, kaip tamsa gilėja. Apačioje yra daug pavienių žvaigždžių ir žvaigždžių spiečių, galaktikų. Jis artėja prie Saulės sistemos ir tu jau matai paukščių taką ir netrukus pro iliuminatorių pasirodo mūsų nuostabioji žemė. Erdvėlaivis nusileidžia į vietą, tavo šventą gražią vietą gamtoje. Atsidaro liukas ir tu kartu su savo aukštesniuoju aš išlipi ant žemės. Dabar dar kartą susijung su būtybės, kuri iš esmės esi tu energijomis. Apkabink ją, padėkok jai. Iš tikrųjų, tai padėkok sau. Pirma, už drąsą pasiryžti tokiai kelioniai. Už drąsą eiti į transformaciją ir atsiverti. Atmink, kad bet kurią akimirką gali susisiekti su savo aukštesnėmis energijomis. Šiandien tu turėjai galimybę visiškai susiderinti su tomis energijomis, kurias šiuo metu išgyvena galaktika ir Žemė. Dėl šios praktikos šias energijas tau bus lengviau priimti, nes tu jau išreiškiai savo ketinimą susijungti su dieviškąja esme. Tu palengva eini link tunelio, eini į tunelį ir eini juo, girdi aidint savo žingsnius, girdi savo širdies plakimą ir kvėpavimą,
Dar žengi keli žingsnius aukštyn ir atsiduri priešais duris. Eini pro jas ir grįžti į įprastą savo būseną. Įkvėpk ir iškvėpk. Gali pajudinti rankas ir kojas, atsigerti vandens, sugrįžti, susivokti. Tavo pojūčiai, patirti šioje meditacijoje, niekada neišnyks. Norėdamas minties jėga gali prisiminti ir suaktyvinti juos bet kuriuo metu. Padėkok savo už šį darbą. Padėkok savo aukštesniesiems aspektams ir energijoms, kuriuos lydėjo šios meditacijos metu už pagalbą. Tuo ir baigiame šią kelionę.